Sveiki draugai, šiandien važiuojam vėl į mišką. Iš paskutinio video galimai matėt, kad radau šerno dantis. Šiandien tikiuosi ne šerno dantis, ne šerno iltis rasti, o kaip visada ragą. Kelionę pradedam, laukiam kas bus. Taigi atvažiavom į parkingą, kur pasiliksiu mašiną. Šiandien žvėris matosi laukuose, ūkininkas padaręs sėjomainą, eis per lauką gražiai nueiti iki miško, nebus tešlynų, molynų. Šiandien pasiėmiau ir fotoaparatą, nešios ant krūtinės susikabinės, žiūrėsiu per lęšį, per objektyvą tolimesnėse vietose, ar matysis žvėris, galbūt padaryti kelis kadrus. Ir kadangi jau 12 valanda, vidudienis, nieko nelaukia, einu. Šiandien lengvas šaltukas, pučia šaltas vėjas, +1, +2, lengvai tarpais snyguriuoja, o ir pakeliui briedžio kanopą įspausta. Didelė. Taigi lengvas šaltukas, žvėris, kaip sakiau, laukuose ganosi. Tikiuosi šiandien nepatirti per daug keistų nuotykių, tačiau visko pasitaiko gyvenime, taip. Einant kol kas nesigirdi jokių medžioklės požymių, nors šiandien savaitgalis, šeštadienis. Pasiėmiau, kaip minėjau, fotiką, žiūrėsiu į tolį. Dar lauku praeinant galima vietoj žiūronų per lęšį pasižvalgyti. Gal kas nors matysis. Gal koksai ragas guli kur nors pievoj. Ir taip pat tikiuosi, kad šiandien GoPro nedarys nesąmonių kaip praeitą kartą. Baterijas turiu 2, jos pilnai pakrautos. Tačiau nuo šalčio praeitą kartą filmuojant, kur matėte šerno iltis, kur rado baterija, žiauriai dažnai atsijunginėjo. Šaltis, nieko negaliu pasakyti. Nėra kol kas jokios alternatyvos, kas padėtų to išvengti. Nors mano GoPro su silikoniniu dėkliuku turėtų mažiau šaltį traukti, bet labai nesmagu eiti per tokį stulpą, kadangi yra apsnigęs ir slidus ir dar vietom apsamanėjęs iš po kelių sezonų, tai patys žinot, kad geriau tokių dalykų vengti, ieškoti normalių brastų, bet kol tokią rasi. Kaip sako, ką tu, pirmi 10 žingsnių perėjus į mišką. Ragas. Aišku, jau pagyvenęs ragas, tačiau vis tiek ragas. Į kuprinę ir namo. Šitokių dalykų vos tik įėjus į mišką, be didelių pastangų, be didelių paieškų rasti iškart ragą, aš nesu gyvenime net svajojęs. Tačiau yra buvę taip, kad ne vienas yra pasakojęs. Pirmi žingsniai, pirmi 100 metrų, pirmi 50 metrų. Ragas. Smagu tikrai, nedidukas lūžęs, bet smagu. Dar pirmos kelios minutės. Gyvūnų išmintas takas, kaulai. Šiame take pernai einant šito kaulo nebuvo. Gerai yra tada, kai atvažiuoji į puikiai pažįstamą, bent jau manai puikiai pažįstamą mišką. Matai šviežius, pastoviai migruojančių žvėrių takus, naujas vietas, kur jie ilstisi. Ir nuotaika pasikeli su bent rago rastu gabalėliu. Puikia vieta apsižvalgyti aplinkui. Tai yra, tarkim, žvėrių baseinas. Ir purvo vonios.
aš kol kas traukiu į tą vietą, kur radau vis dėlto gerai išgūglinus Tauriojo elnio ragą. Miškas ramus, varnos karksi, vaizdai superiniai, žvėrių takų begalė naujų išmindytų. Stirnos, kiek mačiau, ganosi pievai, o man dabar reikia peršokti nesušlapus į neįkritus upelį. Aišku, kur žvėrės šokinėja per upelius, taip pat reikia apeiti, pažvalgyti. O dėl rytinio rasto rago gabalėlio, ką galiu pasakyti? Pakeičiau taktiką. Pradėjau vaikščioti žvėrių išmintais takais. Ir pamanyk, pirmas minutės ragas. Manau, keisim taktiką, paliksim šią, eisim išmintais takais, pievas lankysim mažiau. O, vaikyti, elnias. Teisingiau Danieliai dar su ragais. Tenai. Nesitikėjau. Čiupt fotiką ar fotkinti. Gaila, jums per kamerą nesimato tokių dalykų. Priėjau didžiausią Danielių būrį. Visi aliai vienas su ragais. Būryje apie 20 Danielių patinų, kaip suprantu, nes abejoju, ar patelės ragus nešioja tokius didžiausius bliūdus. Padariau kelis kadrus. Jeigu nepamiršiu, taip pat įmesiu vaizdelėje. Na va, per visokias klampynės, per pelkę pasiekiau miško dalį, kurią norėjau pasiekti. Žvėrių nebesimato, pabaidžiau. Karšta. Reikėtų truputį prisėsti, atvėsti, bet jau 1 valanda, o aš planuoju būti grubiai iki 3 valandos. Reikia judėti. Visas medis nužievintas. Ieškom. Iš nukandžiotų eglės šakių nutraukėtų nuo medžių. Sakyčiau, kad einu paskui briedį. Nes kad stirnos ir Danieliai valgytų pušų pumpurėlius ir pušis, tai nesu girdėjęs. Ir dar iš ko sprendžiu, kad einu paskui. Galbūt kažkokį žvėrį. Šviežiai nulaužta šaka, šviežias pėdas. Galbūt tai tie patys Danieliai, kuriuos pabaidžiau.
tačiau žiūrint į tolį nesimato, kad būtų tai jie, o krūmynė niekas nešmėžuoja. Einam paskui pėdas. Pagaliau ta miško dalis, kurios norėjau. Pelkė, priepelkis, jeigu tai būtų galima įvardinti. Šalia beržyno. Elnio ragą panašiai tokioje vietoje radau. Zonduojam. Ar tai šių metų? Na, nemanau. Nebent labai ankstyvi. Jie jau visiškai tokį ganėtinai tankų pušinėlį su neaišku kokių uogų krūmais. Žvėrių vėl sutikau, jaunų danielių patelių. Eisim dar porą kilometrų, pasižvalgysim tarp šitų krūmų, tikimybės yra, ir trauksim link mašinos. Pusę 2. Iki 3, maks iki 4 pabūnų ir staigus išėjimas iš miško, palei kanalą, melioracijos griovį, palei medžioklės liniją, ieškoti brastos, pereiti į antrą pusę ir traukti namo. Ganėtinai palanku, nes vėjas pučia nuo manęs, galiu pamatyti labai daug žvėrių. Tas yra man super, kadangi galiu padaryti žvėrių fotosesiją. Kažkas valgė ir man nepaliko. Dokumentacijos tęsinys. 3 valanda. Meluoju. 2 valanda. Migis. Kažkas gulėjo. Graži vieta prieita. Tačiau daugiau ragų nesimato. Kadangi esu nuo mašinos nuėjęs labai didelį atstumą, pamažu sukuosi ir traukiu link mašinos. Dar praeidamas nelankytas, neapeitas vietas. Ir šiandien paiešką baigsiu. Kol kas pakeliui dar manau kažką pamatysim, tai neatsisveikinu. Ir eime. Nu va. Kokią gražią brastą radau, kur pastoviai matosi, lankosi žvėris. Reiks šokti į antrą pusę, eit palei kanalą ir ieškoti, nes savo pusę nepraeisiu. Tankumynai. O tačiau, kad jau čia esu, tai bent jau pakraščius apeisiu. Kadangi šiandien tik tai vieną rago pusę tai radau. Dar iki mašinos tikiuosi. Tikimybių teorija didelė ir manau gali pasisekti. Tačiau manau užteks ir mažo Danieliaus nulūžusio rago. Ir priėjau tokią vietą, kur prabristi be šansų net su botais. Ir dėl viso kaltas bebras. Užtvanką pasistatė jaunuolis. Dabar gerą 1,5 teks pėdint atgal, ieškoti apėjimo apie šią pelkę, kurios prabristi neina. 3:30, o aš dar po mišką blaškausi. Mėginu apeiti pelkę, per kurią atėjau į mišką, kad nereikėtų eiti per tą pačią pelkę ir sugaišti daugiau laiko, negu kad atėjau. Sparčiai temsta. Darosi tamsu baisu, žvėrių pilna, taigi nelaukim nieko ir einam lauk iš miško per gražesnį kelią, negu atėjau. Taigi GoPro vėl pradėjo atsijunginėti, tai tą progą nedaug žodžiauju. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su manimi šiandien miške.
nusisekusio mažo ragelio paieškoj, tai pavadinčiau. Patiko vaizdelis, prenumeruok, paspaus nykštuką ir dalinkis su draugais. Man kai kurie buvo tai labai svarbu. Ačiū, kad esi kartu. Susitiksime kitose video. Iki.